nusimušom bilietėlį, toks kaip kempingas, kad saugiau. Taigi labas rytas, pabudome ir kelkimės. Mūsų paskutinė dienelė ne snieguotam krašte, o saulėtam. Kemperiukai stovi aikštelėje, nežinom kiek čia saugiai, bet nuo centro labai netoli. Kaina vėlgi tokia pati, 15 euriukų už parą, bet čia tik tais turi galimybę išsipilti vandenį, pasipildyti vandens, kuris beje taip pat mokamas ten euras ar porą. Mes vakar servisus pasidarę, tai gal tik tais išsituštinsim ir mausim link kalnų. Na, o šiandien dienelė Florencijoje. Pasivaikščiosim, oras gražus, manau bus smagu. Oras Italijoje permainingas. Vienur plus 15, 16, ryte plus 4. Labai sunku apsirengti dieną, atrodo ryte išeini prisirengęs, diena jau yra labai šilta. Tai šįryt buvo Florencijoje 4 laipsniai šilumos, tai išėjom truputėlį prisirengę. Bet įdienojus turbūt, kaip ir žada, kad bus apie 13-14. O dar ant saulutės turbūt bus gerokai šilčiau. Dėjome Garsiojo tilto. Čia buvęs prieš porą metų. Prieš porą metų, jo. Su kolega. Reikėjo dabar šeimynai parodyti, kas čia yra. Supra. Tada, kada mes buvom vasario mėnesį, buvo kur kas daugiau čia. Gal jau link sezono pradžia buvo, apie kovo mėnesį buvo daugiau žmonių ant šito tilto. Nebuvo galimybės čia ant jo atsistoti, nusifotkinti. Dabar va, prašau. Skoniai kokie. Hipnozė. Vyksta procesas. Štai ir priėjome Florencijos katedrą Santa Maria del Fiore. Dažnai vadinama tiesiog Dom. Papietavome. Aplankėme tą, ką norėjome. Judėsim link savo ratuoto namo. Žmonių daugėja, oras šiltėja. Bet jau mes norim važiuoti link kalnų.
lendam per tamsų miestelį siaurom gatvelėm. Netoli liko, bet yra uždarytų kelių, rodo. Ir maršrutas pasikeitė. Gal paaiškės, jeigu kokios to priežastys, bet bandysim vis tiek tikslą pasiekti. Miegot nori, o va. Praėjo. Labas rytas. Na ką, prasideda grožiai. Nedavažiavom iki Livinjo. Kelias buvo, kaip ir sakėm, kad truputėlį uždarytas, korekcijos įvyko. Labai keistai iš tikrųjų. Tiek Waze'as, tiek Google Maps'as paskutinę minutę perskaičiavo likus turbūt 5 kilometrų iki uždaryto kelio, kad jis pakeitė maršrutą ir padarė vietoj valandos geros važiavimo, ne, poros valandų važiavimo, pasidarė 4,5 valandos važiavimo. Na, bet ne esmė. Žodžiu, pasilikom išmiegoti pasienyje, visai netoli. Vaizdas neblogas, aišku, sniego jo visur nėra šiemet. Tai ir čia labai nyku, bet vis tiek kalnai daro savo. Nakvynė mums kainavo lygiai 1 eurą. Šita aikštelė naktį stovi nemokamai nuo 8, valanda kemperių kainuoja euriuką. Tai mes 8 ryto ir nekilom, tai iki 9, vat čia stovim, ne vieni ir išvažiuosim. Užsukau į vietinę priešais mūsų aikštelę esančią parduotuvėlę. Pažiūrėsim itališkų gaminių, vietoj gamina, vietoj vyksta procesas, šviežus gaminiai, pasavimas vyksta ir va galima įsigyti mėsikės, kumpelių, nes jau mūsiškiai, ką buvom įsidėję į pabaigą, reikia padegustuoti, ką italai siūlo. Nėra čia labai, nu, ką žinau, nei tai brangu, nei tai pigu, nevytintas, va, 649 su pistacijom, su žolelėm, su sūriu. Paimsim keletą, padegustuosim. Paėmėm truputėlį dešrytės, padegustuosim. Miestelis va toks nedidukas, vaizdai į kalnus, nors sniego mažai. Į Livinjo važiuojame per Mont-Lašerą tunelį, apie 3,4 km ilgio mokamą tunelį jungiantį Šveicariją su Italija. Eismas čia vyksta viena juosta ir reguliuojamas šviesoforais.
Keliaujant kemperiu vienos krypties pravažiavimas kainuoja apie 25 eurus, o bilietą į abi pusės galima įsigyti už maždaug 40-45 eurus. Tai pagrindinis ir patikimiausias kelias pasiekti Livinjo, ypač žiemos sezonu. Aišku, bilietą galima įsigyti ir internetu, būtų keliais eurais pigiau. Labas rytas iš Livinjo. Šaltas rytas. Saulutė matom kalnų viršūnę laižo. Rodo, kad bus saulėta diena. Vakare lyg pranašauja truputėlį sniego. Bus gerai. Smagu, šalta, -8 laipsniai. Vaikai netrivoja, kaip nori ant sniego. Ant kalno. Vaikai netrivoja, kaip nori čiuožti. Vyrų. Dušas. Hello. Galima išsiplauti indus. Galima išsiskalbti, išsidžiovinti. Ko gali daugiau trūkti? Na, dar kambario, kuriame būtų galima džiovinti batus. Bet panašu, jo čia nėra. Čia už toks minusas iš tikrųjų batam, kai nėra kur džiovinti. Čia va irgi kažkoks lauko. Ratai. Žodžiu, maudytis yra kur. Skalbtis yra kur. Visko pasinaudosim. Kitiem labai sunku įsivaizduoti, ar kemperiu žiemą galima keliauti. Jis įsivaizduoja, kad tai vyksta vasarą. Bet tai pasižiūri, kaip žmonės keliauja. Su kemperiais daug. Tada supranti, kad keliauja. Pasimatys. Pasiruošimas vyksta kalėdoms. Šiandien kūčios. Valgysim silkutę, grybukus, Žuvytę. lašišytę, kalmarus. O čia paruošim rytojui. Vanduo bėga ir neužšąla. Jeigu jį išjungtų visiškai, būtų šakės. Čia beveik išsileidom.
Kūčių vakaras. Šurmulys. Sniegas. Miestelyje. Sniegas. Taip, ir įvyko stebuklas, dar netgi ir sninga. Smagu, kiek žmonių. Visi šventiškai nusiteikę. Perka dovanas. Kas nenupirko. Tu nupirkai? Taip. Sveikatos. Meilė. Džiaugsmas. Labas rytas, su kalėdom. Kalėdom. Tiek dovanų. Matui. Wow. Matui. Oh. Rapolui. Gerai. Rapolui. Davidai. Barborai. Barborai. Labas rytas. Su šventom kalėdom visus. Aišku, turbūt jau dabar sausio mėnesis. Bet vis tiek šiandien pas mumis kalėdos, tad visiems palinkėsiu kitais metais daug sveikatos, būkit sveiki, būkit sėkmingi. Visa kita priklauso nuo mūsų, kiek mes įdėsim indėlio, tą mes ir turėsim. Šiandien oras puikus, graži diena, viršūnės laižo saulutė, šaltukas -5. Eisim į gražią dieną, einam pusryčiauti, eisim į bažnyčią. Na, o paskui pažiūrėsim, kokia ta mūsų diena bus. Gražios dienos, gero žiūrėjimo. Panetoniai, desertas po pusryčių. Žiūrėkit, žiūrėkit. Kaip nuotaikos? Geros? Labas rytas, visi su kalėdom. Kas Barbarytė? Koks grožis, koks grožis. Saulutė. Dabar viršukalnėje pats smagiausias slidinėjimas, nes už kalno jau dabar šešėlis. Rapolas su pedagogu priekį. Nes tėvo ir mamos neklauso vis tiek. Tai svetimas dėdis, kaip sako, geriau mokina. O, rodo ir net nykštį virš. Liuks. Ar čiuožia? 6-7, 6-7, 6-7. Kaip jūsų dienelė? Labai gerai. Labai gera. Užskaitytos kalėdos. Kaip tavo dienelė? Labai gerai. Šiandien su mokytoju varėjai, tai išmokai? Su mokytoju, pinigų mes nemokėjom. Tai geriausia dar geriau, kai dar ir net pinigų nereikia mokėti. Mes įsėdom, žinot, kad mes įsėdom į keltuvą 6-7. 6-7. Nenupirk šitą.
šitos dalies. Gerai. Viskas gerai. Viskas gerai. Viskas gerai. Yra tokia spinta. Ir nereikia tempti atgal į kemperį. Man tas nepatinka, susitvarkyk šunų. Gerai. Prieinam dar viskas gerai. Viskas. O. Taip. Susidėjo. Dalis, aišku, džiūsta. Bet ar pas mus namelėje tenais bus padėta irgi taip? Ar čia? Tai paliksim čia, vis tiek irgi šildoma patalpa. Kėdinėlė užskaityta, varom į namelį.